Daugelis verslų ir didžioji dalis agentūrų leidžia reklamas neteisingai. Ką aš turiu omenyje? Daugelis verslų ir agentūrų leidžia reklamas iš idėjos. Jie pabando vieną variantą, pabando kitą variantą, pabando trečią variantą, bet iki galo kaip ir jie nežino, kas gali veikti. Todėl dažnu atveju tai tampa lošimu, o ne kažkokiu struktūriniu marketingu. Tam, jog tai paversti iš lošimo į struktūrinį marketingą, jūs turite turėti reklamos struktūras, kurios jau veikia arba buvo testuotos. Tai yra žymėtis informaciją, kas veikia, kas ne, sekti tuos duomenis ir tokiu būdu išdirbti savo reklaminę struktūrą. Ir tai darome visose platformose, bet Facebook'e tai yra ypatingai svarbu. Todėl daugelis verslų pagal statistiką praranda pinigus leisdami Facebook reklamas. To pasiekoje ieško agentūros, to pasiekoje galbūt ieško pigesnio sprendimo ir dar daugiau praranda pinigų ir po to iš vis nebenori reklamuotis. Tad tam, jog to išvengti, mes turime paruošę tokią kaip instrukciją struktūros, kurią mes naudojame savo klientams, kad testuoti reklamas. Ji yra šiuo metu veikianti, mes ją leidžiam, optimizuojam, tvarkom, aišku. Mes ją koreguojame, būna ir pagal klientą, optimizuojame ir tobuliname eigoje. Bet pradžiai, startui, jums pilnai jos užteks pasileisti, o gauti pirminius rezultatus. Tad pafollowinkit mane, palaikykit šį video, pakomentuokite ir atsiųsiu šią struktūrą jums visiškai nemokamai. Iki!